Pakalbėkime apie krepšinį, žinoma, veidotyros tema. Labai smagu yra stebėti tam tikros žmonių grupės veidus, kuriuos vienyje reikalingi talentai, gebėjimai ir įgimtos savybės. Taigi, didelė dalis krepšininkų turi labiau ilgus ir siaurus negu trumpus ir plačius veidus. Tai rodo, kad žmogus yra linkęs į komandiškumą, o ne savarankiškumą, tempiant viską vienam ant savo pečių. Žinoma, būna ir išimčių veiduose. Taip pat pas dažną dominuoja instinktų zona, tai yra pats smakras. Jis dažnai būna arba ilgas, arba tiesiog labai didelis veide ir tai indikuoja fizinę jėgą, ištvermę, norą veikti, kovoti, griebti, pasiimti ir panašiai. Žinoma, yra ir išimčių, tai pavyzdžiui, mūsų Jonas Valančiūnas turi labai išraiškingą nosies zoną, plus jo akys yra žalios, tai jau žmogus yra su padidintu jausmingumu, empatija, intuicija, tad jo noras auginti tokio dydžio aštrių kampų barzdą yra visiškai suprantamas, kadangi barzda veikia ir vyro vidinę būseną ir kartu kitų požiūrį į jį. Dar vienas dažnai sutinkamas bruožas pas krepšininkus ir apskritai sportininkus, tai tokios minkštos vietos ties antakiais gali atrodyti kaip iškilimai, kaip gumbai ir panašiai, arba atsikišęs pats antakių kaulas drauge su nuožulne kakta. Ir iš tokių žaidėjų jau galima tikėtis netgi padidintos agresijos, kadangi tai rodo didesnį padidintą testosterono kiekį ir toks žaidėjas gali pirmą padaryti, o paskui pagalvoti, ypatingai jeigu pati kakta yra maža, siaura ir dar ausytės mažas. Beje, patikrinusi ir keletos krepšininkų gimimo datas, pagal likimo matricą labai daug ten atradau dešimtukų. Čia yra Veličkos, Valančiūno, Dončičiaus ir Jokubaičio likimo matricos. Tai buvo pirmi man į galvą šovė krepšininkai ir jų matricose yra pagrindinėse pozicijose dešimtukai, paskui ką netgi jų padidintas kiekis, ar ne? Ir dešimtukai likimo matricoje rodo polinkį į aktyvų ir komandinį judesį, buvimą komandoje ir veiksmą tame, tai yra ugninga energija. Tad komandinis sportas ypatingai svarbus šiems žmonėms, o kai kuriems itin sėkmingas netgi finansinė prasme. Beje, kartu tai yra ir sėkmės energija. Tai ką, gero likusio krepšinio, galite laisvai jo metu užsiimti ir veidų bei gimimo datų analizėmis.